Sveiki, skautai! Šiandieną stovyklos televizijoje matysite reportažą apie Stelmužės ąžuolą. Taip pat kalbinsime krašto apsaugos ministrą apie skautišką sriubą. Tada pamatysite žaismingą brolio Vigio pasakojimą apie Kernavės stovyklos teatrą. Taip pat kalbinsime stovyklos programos vadovę Rasą. Na ir žinoma, intriguojančios istorijos apie dingusią vyčio lazdą atomazgą. Kalbame su labai ypatingai svarbias pareigas užimančiais stovyklos broliais, vartų sargais. Kokie jūsų vardai? Mykolas, Laurynas. Kaip sekasi? Ar sunku, ar nepavargstat? Nu ne. Tik tai karšta biškai šiandien. Ar nebijot? Nu ne. Nieko bijot. Šiaip. Naktim nedirbat? Ne, naktim dar ne. Tikrai ne. Aišku, tai va, dėkokime jiems, kurie saugo mūsų ramybę ir saugo mus nuo nepageidaujamų svečių. Džiaugsme liūdesys praeis, rytoj baltam sode, baltais žiedais, tyliai upė plauks. Sveiki, esame pačioje Lietuvos šiaurėje, Zarasų rajone, miestelėje nuostabiu pavadinimu, tik 1,5 kilometro nuo Latvijos sienos, Stelmužėje. Ir kalbiname Zarasų gidą Algirdą Misevičių. Ką mes matome už savo nugaros? Taip, mes matome Stelmužės ąžuolą, tai yra pats seniausias Lietuvoje medis ir vienas iš seniausių Europos medžių. Manoma, kad jam mažiausiai 1500 metų, kai kurie botanikai teigia, kad jam gali būti net apie 2000 metų. Ir kur nuneš, nežinai. Aukštis šio ąžuolo yra 23 metrai, pačioje jo apimtis 18 metrų. Kaip žinome iš istorijos, prie šio ąžuolo neabejotinai vykdavo pagonių apeigos. Tai buvo šventa vieta ir šventas medis. Šiai bažnyčiai bei varpiniai, kurią matome tenai, jos pastatytos 1650 metais. Pastatytos jos yra Latvijos meistrų ir kadangi šitas miestelis iš esmės anksčiau buvo latviškas, tai čia gyveno latvių tautybės žmonės, meistrai buvo atvykę netgi iš Rygos. Labdien! Dėkui Jums labai už ekskursiją, dėkui, kad pasidalinot savo žiniom, buvo tikrai labai įdomu. Filmavimo grupė specialiai stovyklai Legenda tęsiasi iš Latvijos Respublikos. Ate. Labai gražiai. Specialybių kaimeliai įsikūrė daug broliai energetikai ir moko vaikus įvairių energijos specialybių, įvairių energijos virsmų, stebuklų. Kaip jie atsiranda, atrodo paprasta, atrodo tai yra visiškai paprasta, bet neveikia. Atrodo labai sudėtinga, bet veikia. Papasakokite apie savo tos įrenginius ir ką jūs čia turit. Nu, vieną galim parodyti iš karto jums po kairę. Prašom kamerą pažvelgti. Čia yra šitame toksai saulės spindulių kolektoriukas, į kurį mes įdėjom katiliuką, skautų liaudyje vadiname egoistų. Jo, šitas. Ir jame dabar yra vanduo. Užrišom plastiko maišelį, kad neišgaruotų. Ir saulės spinduliai visi koncentruojasi ir tenais jo temperatūra kyla. Ką tik pamatavau oro temperatūrą, parodė 22 laipsnius termometras.
Tai viduj kyla temperatūra, nors viduj temperatūra kyla, nors ir diena buvusi debesuota, tik tai pačiam vakare išlindo saulė. Viduje jau turim 36 laipsnius ir temperatūra toliau kyla. Šie du mano broliai dalyvavo spektaklio kūrime, o aš dalyvau workshop'e. Tai workshopas yra Staigmena kvadratu, labai patiko, nes vakar maudėmės po purviuką, o šiandien gavome pažaisti galvoskių. Tai man labiau patinka, nes aš ne tik gražus, bet ir protingas. Kita pusė. Broli Vygi, kas yra mamutai? Mamutai? O, mamutai. Tai labai yra sena istorija. Vat, mamutai yra tie, kurie turi tokį žalią talonėlį, ar ne? Vat parodykit, čia žalias talonėlis, ar ne? Ir yra ten tekstas parašytas, ar ne? Tai va tokių mamutų, kurie turi tokius talonėlius, jau nebeliko. Tai mes esame mirštanti gentis. Papasakokit įspūdžius iš pirmųjų skautiškų stovyklų. Tai aš papasakosiu tokiems istoriją. 93 metais per tautinę pirmąją stovyklą Palangoje mano broliukai maudėsi jūroje, o jūroje maudys nebuvo galima. Ir mūsų stovyklos viršininkas pagavo ir aišku, mūsų išmetė stovyklos. Ir būdami mes išdykėliai, ne aš, o mano broliai, nupirko 3 kg smėlių ir primetė į tualetą. Strana Magurčija, strana Vaniurčija buvo, žinokit, ar ne. Tai va toks buvo linktas nutikimas. Čia nukrito mano galva turbūt, ar ne. Taip. Palinkėjimas skautams gražų. Kuo durniau, to geriau. Teisybė sakau. Ačiū labai. Prašom labai. Mes lankėme Vaitkaus studiją ir Kernavėje sugalvojame daryti tiesiog aukšto artistiškumo mokyklas, ar ne? Daug atskasti. Tai vakarė susirinktume visi tiesiog prie stalo, tik gal užimtų ant stalų ir vadintumėm. Daug. Gerbiamas ministras, sakykite, ar skani sriuba skautiška buvo? Tikrai puikiai nuostabi, ačiū labai šeimininkėm ir visiems, kas prisidėjo prie jos gaminimo. Labai malonu, kad atvykote ir žinome, kad suteikėte paramą tautiniai stovyklai. Gal galėtumėt papasakot, kaip apsprendėte paremti mus? Labai greitai, su malonu, gavęs tik tai prašymą, iš tikrųjų paprašiau kariuomenės vado, kad skirtume pagalbą, nes manau, kad labai prasmingas yra judėjimas, labai prasmingos idėjos ir tikrai džiugu, kad mes galim prisidėti. Ar planuojate remti Lietuvos skautijos judėjimą ateityje? Tikrai aš tą darysiu, bet nesvarbu, kokiose pareigose būčiau ir pats asmeniškai, nes manau, kad tai yra labai prasminga veikla. Ačiū labai Jums. Ačiū. Rasa, esate tautinės stovyklos Legenda tęsiasi programos vadovė. Kas kartu su Jumis kūrė stovyklos programą ir prisidėjo prie jos? Taip, visi dirsčioje į Rasą, iš tikrųjų, kaip į vyriausiąją programerę, pavaduotoją programai, bet aš save pavadinčiau tokio fantazijų puodo dangčiu. Turinys ir pagrindinis patiekalas buvo sukurtas gurų, kiekvienos pastovyklės gurų, o aš buvau tas dangtis, kad uždengiama, kad tie garai neišgaruotų visi, kad patiekalas su visais kvapais, su visų skoniu pasiliktų stovykloje. Tai tikrieji kūrėjai iš tikrųjų buvo Darius, Greta, Vilma, Rolis, Eglė, Kubis, Justina ir dar Giedrių pamiršau. Ir iš tikrųjų, o aš taip save įsivardinčiau dangčio, kuris užspaudžia, laiko tvarką, geležinė rankelė tokia. Kartais išmuždavo va ta tokia nedisciplina, bet apsiverti, pagalvoji, kad nėra to blogo, kas neišeina į gerą. Sklinda tokie gandai, kad parsiverskautės esanti Vyčio lazda yra jūsų, ar tai tiesa? Turiu pripažinti, kad dėja. Ar planuojate lazdą išsipirkti? Yra tokių planų. O kaip planuojate tai padaryti? Tai yra absoliuti paslaptis, kurią net jum
savo seniem pažįstami negaliu atskleisti. Ačiū, kad žiūrėjote mus šiandien, o rytoj pamatysite daug nematytų kadrų iš stovyklos gyvenimo. Ate.